Tai vienas savarankiškai apšylat, kas kaip įpratęs. Šiandien laukia sparingėlis. Visi renkasi po biškį, apšilinėja. 10 raundų palei planą yra numatyta. Kai ką pamušim, kai ką patikrinsim, gal nuo kai ko ir prasileisim, pasižiūrėsim. Šiandien kovosim pagal Muay Thai taisyklės 10 raundų po 3 minutės. Taip visad darom, kovojam 5 raundus, tada padarom biškį ilgesnę pauzę, 3 minučių pauzę. Tai per tą pauzę kažką pasitvarkysit, pasireguliuosit ir po 3 minučių tęsim dar 5 raundus. Šitą 10 raundų. Kadangi sparingai pagal Muay Thai taisyklės, tai keliai alkūnės yra leidžiami, tik paprašysiu tų, kas neturit alkūnių apsaugų, jau alkūniam, jeigu norit kažką rodyti, tai rodom arba į pečius, arba tik imitaciją, kad netyčia neprakirst antakių. Ir klinčia iš kelio į galvą nesmūgiuojam šiandien, gerai, nes labai lengva sulaužyti nosį ir mums to šiandien nereikia, tai tiesiog keliais per pilvą, per šlaunis, ar ten imitaciją parodot. Vienu žodžiu, viens kitą saugot. Jeigu jausit, kad varžovas per silpnas jums pasitaikė, tai nesistengit jo per daug stipriai sumušti, tiesiog padirbat ir laukiat sekančio raundą ir galėtumėt atsistoti su stipresniu. Artėja sausio 13-oji, kai minime sausio 13-osios įvykius. Šiandien daug žmonių bėga gyvybės ir mirties keliu, kad paminėtų visus tuos, kurie kovoja už mūsų laisvę ir aukoja savo gyvybę ir jėgas. Tai labai kviečiu visus paminėti ir pagerbti juos tylos minutę. Ačiū. Gražių sparingų visiems. Tie sparingai tokie pas mus jau eilę metų sausio 2 savaitgalį vyksta, tam, kad sportininkai greičiau įsivažiuotų į vėžes, kad suprastų, kad šventės baigėsi, reikia pradėti ruoštis varžybom. Ir dėl to jie susirinkę, sakykime, pasisparinguoja, kažkas geriau, kažkas prasčiau, tada gali įvertinti savo fizinę būklę, savo pasiruošimą, suprasti, kad per šventės kažką prarado ir iš naujo vėl siekti aukštesnių aukštumų savo sportininkų. Pirmiausia, naudingi ne tik sportininkams, bet ir treneriams. Susitinkam su savo kolegom, pasidalinam patirtim, pasiklausinėjam, pažiūrim viens į kitą, prisimenam jaunystę, senus gerus laikus, kai patys dar judėdavom. O sportininkai visada tokiuose susitikimuose tobulėja. Varžybos yra tik tai ledkalnio viršūnė, o visa tai, kas yra po vandeniu, tai būtent ir yra sunkios treniruotės, draugiškų klubų susitikimai. Čia pamatai skirtingas mokyklas, kaip ir šiandien, pavyzdžiui, dalyvavo ne tik Muay Thai klubo atstovai, bet ir kickbokso, ušų sanda, karate. Tai duoda tokį spyrį į uodegą ir tikrai geras dalykas kovotojų, trenerių tobulėjimą. Kelti meistriškumą tokiuose susibūrimuose kaip čia, susiras naujų draugų, pasikeis kontaktais. Daug pliusų. Psichologiniai pliusai, fiziniai pliusai, techniniai pliusai. Tarp klubo draugų jūs kalatės realiai kiekvieną dieną. Čia stengtės būtent ieškoti naujų veidų, naujų pažinčių.
Muay Thai treniruojuosi jau maždaug 5 metus, jau gal net virš 5 metų. 7 metai kaip treniruojuosi Muay Thai. Mėgstamiausias mano smūgis yra kairė koja arba į kepenis arba į galvą. Manau, labiausiai patinka boksas, darbas rankom ir tipai. Paskutiniu metu labai pradėjo patikti. Mano mėgstamiausia technika tai yra alkūnių, kelių smūgiai. Taip pat mėgstu tiesius kojų smūgius, vadinamus tipais. Šiaip stengiuosi kuo techniškiau dirbti, save laikau technišką kovotoją. Ir stengiuosi taip pat, treniruojant kitus, tą perteikti, išmokinti kuo daugiau visokių techninių niuansų. Šiaip tai niekada nesu Muay Thai sportavęs ir Muay Thai varžybose niekada nedalyvavęs, bet labai taip iš pajautimo atrodo einantį man sportą, kažką limpantį. Labai ir tipų daug naudoju, stengiuosi ir keliais, bet tuo pačiu ir kažkaip ir bokso tokio gal bazę daugiau turiu, kai daugiau rankom dirbu. Nu ką, 5 raundai praėjo, įpusėjom sparingus. Biškį šiek tiek ilgesnė pertraukėlė ir toliau tęsime. Dar 5 raundai nusimato. Šiandien chebros daug susirinkę, per 2 salės sparingai vyksta. Tai stengiuosi kiekvieną raundą visų skirtingų pajudėti. Tai norėčiau nors kelis kartus kovoti profesionaliuose kovose ir turėti dar didesnės patirties. Svajonė tai yra tapti pasaulio čempionu, arba Muay Thai pasaulio čempionu, arba kickbokso pasaulio čempionu. Ir tiesiog tapti geriausių kovotojų ir tobulėti visada. Kiek sveikata leidžia, kiek mano galimybės leidžia dabar. Aišku, gyvenimas po truputėlį keičiasi, bet tik aukštimas. Kuo aukščiau, tuo geriau. Svarstau, kad galbūt visai neblogai išbėgti dar į aikštelę, pasimatuoti, nes pažiūriu, kaip Martynas kovoja ir šiek tiek sukirba kibirkštėlį, kad norėčiau ir aš. Bet traumos ir krūviai savo daro, tai dabar šiek tiek bandau po truputį sportuoti ir žiūrėsiu, kaip jausiuosi, galbūt išbėgsiu dar į aikštelę. O ateities planai su klubu padaryti kuo daugiau čempionų. Lietuvos, Europos, pasaulio. Tai yra tokia svaja. Vieną jau turim. Tikslai visada tie patys yra, kuo daugiau išauginti aukšto lygio sportininkus. Tikslai gerai pailsėti ir audringai pradėti ateinančią savaitę ir paruošti kiek galima daugiau miesto, šalies, Europos, pasaulio čempionų. Pakelti savo sportininkų lygį dar aukščiau. Tai kartais yra pralaimėjimas būna labai naudingas tam, kad sustiprėti ir galėti ruoštis kitom kovom. Dalyvausiu vasario 22 dieną UTME turnyre. Visai neblogą priešininką man davė, tai labai bus, manau, kad įdomu stebėti. Mano sportiniai karjeroje skirčiau gal kelis tokius įvykius, tai pasaulio čempionato finalas, tai tokia akimirka, kur tikrai labai sujaudinanti kaip sportininką, kur buvo įdėta daug darbo ir daeita iki finalo, laimėjus 3 kovas, 4. kova buvo finalinė. Aišku, iškovojau 2. vietą, bet, taip sakant, širdį paliko gilų įsiminimą
Ir dar galėčiau išskirti Estijoje 8-tuką, kur per vieną vakarą teko turėti 3 profesionalias kovas. Ir finale tik po ekstra raundo pergalė buvo atiduota Estijos kovotojui. Tai irgi buvo toks vakaras, kur tiesiog, wow, nori tokį vakarą. Daug galėčiau ką atiduoti, kad tik toks vakaras pasikartotų ir tos emocijos sugrįžtų.